Aš žinai, gal ir pradedam. Labą dieną, aš jau pasakiau. Sveikinuosi su žiūrovais ir klausytojais, sveikinuosi taip pat su Radoslavu Adomavičium, tinklinio treneriu, dėstytoju, buvusių žaidėjų. Radoslavas žaidęs Belgijoje, Baltarusijoje, Suomijoje, Olandijoje, laimėjęs Lietuvos taurę, Lietuvos lygą, ko tik nelaimėjęs. Nežinau, ką įmanoma dar laimėti Lietuvoje žaidžiant tinklinį. Sveikas, Radoslavai. Sveikas, labas, sveiki. Kaip laikaisi, kaip savaitė, trumpai arba ilgai tariant? Labai gerai jaučiuosi, tai salės sezonas yra pasibaigęs. Gegužės 1 tradiciškai lydekų atidarimo sezonas, tai įdegis yra, viskas ok. Tai dabar toksai atsipalaidavimo laikotarpis. Kur lydekos yra gaudamos numeris 1? Lydekos yra gaudamos, aš nežinau, kokios. Molėtų rajone, Alantoj. Visi žvėjai Alantoj. Gal išsidavai dabar sugaus tavo lydekas? Na, ten yra daug ežerų. Pakaks visiems. Ok, aš žinau, kad tave Rado vadina, gal aš kartais irgi šitą pavadinsiu. Man, kaip aš minėjau prieš laidą, kaip Vilniaus Ryto fanų, tai miela, artima pravardė, Rado, mes turėjome Radzo. Internete aš radau, kad tavo tėtis žaidė pirmiausia Vilniaus Žalgiryje. Tai esi irgi tikrai, toks sielos Vilnietis visų pirma, akivaizdžiai iš Vilniaus kilęs. Kaip gavosi, kad pats nenukeliavai į futbolą, nes dažniausiai mes, žinoma, nusekė vis tiek tėvų pėdomis ar panašiai. Tai galbūt pradėsiu nuo pradžios, tai nukeliavom mes į tą futbolą. Tai tėčio ta karjera buvo, jis jau pateko į Žalgirio pagrindinę sudėtį, bet pas jį buvo nelaimingas atsitikimas ir gavo labai rimtą traumą ir privalėjo pabaigti karjerą. Tai kai mes su broliu jau pradėjom domėtis sportu, pirma sporto šaka, tai buvo futbolas, Vilniaus Žalgiris. Jo. Kuo žaidėjai? Aš žaidžiau gynėjų, centro gynėjų. O brolis? Brolis irgi saugas, brolis saugas, labiau toksai santūresnis, protingesnis, tai aš visą laiką buvau toks fizinis. Ne. Bet irgi dėka tarp kitko brolio, kadangi jisai nelabai jam patiko tas šlapias oras, Žalgirio danga, tuometinė dar senam stadione, nežinau ar teko matyti, nebuvo pati maloniausia. Pas televizorių matęs. Tai buvo per šlapę, per purviną ir mes nusprendėm pakeisti sporto šaką, pabandyti tinklinį. Tarp kitko, mano tėvas nustojo žaisti futbolą, nuėjo į tinklinį ir ten liko. Taip ir jūs gal atradot, ar ne? Nes tiesą pasakius toks netikėtas sportą, Lietuvoje susigalvoti. Ypatingai, aš galvoju, prieš kiek čia metų buvo. Jeigu nenori per senas, prieš 30 kokių. 30 metų. Tai šiais laikais aš manau, kad mes vakarėjantį tautą daugiau tų sporto šakų, vaikams leidžiame ne vienį krepšį mėti, darai, ką nori, pabandyk ir tą. Ir žinoma, kad sveika pabandyti gal įvairias sporto šakas. Tais laikais toks įdomesnis pasirinkimas, tai tėtis, ar ne? Ir kaip tas kelias klostėsi į profesionalo karjerą? Ir ar ėjote kartu su broliu, čia irgi? Taip, būtent mes su broliu pradėjom tą mūsų kelionę. Kadangi gyvenom Vilniaus užmiestį, tai keliavom iki miesto valandą laiko. Tai dėl to mes buvom kartu vienoje grupėje, jisai vienais metais jaunesnis nei aš. Ir praktiškai mūsų kelionė prasidėjo būtent su juo. Įdomus buvo reikalai, nes 90-ieji metai mes atvažiuojam į Vilniaus stoties rajoną. Ir ten buvo gyvenk arba mirk. Išlipi iš autobuso ir bėgi. Treniravomės Adomo Mickevičiaus mokykloje, tai čia senamiesčio gatvelės, visos gatvelės buvo jau žinomos, jeigu sustoji, atsisveikini su kišenpinigiais. Tai va, mes su broliu išgyvenom gatvės. Jo, mes bėgom iki 14 metų. Po to brolis sako, kodėl mes bėgom? Ne mums. Sakau, okei. Nuo mūsų bėgom. Sako, pasižiūrėk į save, ta prasme, jisai buvo visą laiką toksai jaunesnis, bet visą laiką protingesnis. Ir mes sustojom. Nepasakosiu, kas vyko tada, bet mes gavom daug fanų vietinių stoties vaikių. Gali papasakot. Ta prasme, varžybą žaidėm ten Mickevičiaus mokykloje, tai visą laiką turėjom fanų, kurie sirgo už mus ir palaikė. Apgynėt silpnesnius gal kada? Taip, galimai. Scenarius patys galite susigalvoti.
Aš puikiai suprantu, aš truputėlį vėliau, aš čia į Naujamiestį į Grąžtų mokyklą važinėjau ir pirma priežastis buvau niekam tikęs iš esmės krepšinėje, dėl to ten man 4 kokių metų treniruočių užteko, antra priežastis, kad važiuoti ten skersai miesto irgi kokią valandą ir tada tamsų rytą žiemą ten bėgti, skubėti pro tos rajonus, nes irgi nesinori staptelti, tai buvo viena iš priežasčių. Žinau, kad su broliu ir pats užsiminiai, kad tokie charakteriai gana skirtingi, bent jau pradžioje buvo, kad tu karštakošis, jisai protingas išlaikytas. Ar taip yra ir išlikę? Jeigu aš, pavyzdžiui, paimtume profilį brolio, taip, tai jisai visiškai priešingybė man, tai įsivaizduokit žmogų, kuris kas antrą dieną keičia avalynę. Dabar mašina blizga kiekvieną dieną, ne? Žvejoja jisai, spėk kokiu stilium žvejoja. Neįsivaizduoju. Muselinė. Ja, tai yra džentelmenų. Tai taip, bet jisai, mes praktiškai nuo jaunimo rinktinės, U16, U18 mes buvom kartu vienoj komandoj ir po to profesionalų tą kelią irgi pradėjom, jau žaidėm Baltijos lygoj. Tai mes vienas kitą papildėm. Aš buvau visą laiką komandos kapitonas, aš jį bandžiau tempti ir ta prasme, kad jisai pasiektų tą patį lygį. Kai man buvo sunku, pavyzdžiui, traumos ar buvo tokių momentų, man atrodo, visiems sportininkams ar studentams ar profesionaliems sportininkams būna laikotarpių, kada esi perdegęs, jisai mane stumdavo į viršų. Ir, taip mes ir gyvenom. Ir tarp kitko, tinklinio sferoj mes juokaujam, žmonės žino, mes turim 2 brolius Lavrinovičius. Tai tinklinio sferoj mes esam 2 broliai Adomavičiai, bet įdomus faktas, galbūt ne visi tą žino, mūsų tėvai yra kilę iš vieno kaimo, mūsų močiutės buvo geriausios draugės ir dar teko matyti brolius mūsų kaimo krepšinio aikšteliai, kur mes leidom vasaras. Mes buvom, aišku, jaunesni, bet taip sutapo, kad yra tinklinio broliai ir krepšinio broliai. Pas krepšinio nebandai žaisti? Bandžiau. Aš žaidžiau krepšinį viduriniai mokykloje, po to buvo etapas, kada ruošiausi savo pirmam profesionaliam kontraktui, tai aš pabaigiau 10 klasių ir įstojau į profesinę mokyklą, kad daugiau laiko praleisti salėj. Tai žaidžiau už profesinę mokyklą ir važiavom ir tai ta prasme, regioninės varžybas, kur atsimenu, aš jau buvau tada fiziškai, ta prasme, pajėgus ir šuolį turėjau tą tokį ne iš vienos kojos, o iš 2. Už tai ir paklausim, nes įsivaizdavau, kad tokie Šono Kempo lygio dėjimai turėjo pareiti. Dėjau į krepšį iš 2 kojų, bet kada susitikom finale, atsimenu, su Utenos komanda, jau kur buvo tokie pusiau profesionalūs krepšininkai, kylam į ginčo kamuolį ir gaunu alkūnę į dantis ir suprantu, kad čia jau man nepaeisti. Ok, norėjau, palikime brolio reikalus truputį, nereikia čia per daug apie tave pasikalbėti. Aš pats turiu brolį, čia mane pasikviestų ir vieną apie išnekėt. Stabdykit, išjungit kameras. Apie sportinę kelionę užsiminėm. Kaip gavosi, kaip tu iš Lietuvos išvažiavai žaisti į užsienį? Vėlgi, aš sakau, man tiesiog keista, aš tikrai jokiais būdais nemenkinu sporto, aš tik tais noriu kažkaip pabrėžti tą sudėtingumą, galbūt, kad, aš spėju, kad, žinai, ir žaidimo skautai, nebūtinai Lietuvoje žvalgosi kito savo talento pasikviesti žaisti į Belgiją, ne? Tikrai ne. Ir patekau į Belgiją tikrai per tokį mėgėjišką turnyrą. Mes važiavom į tokias pasaulio, kaip yra lietuvių žaidynės, mes važiavom pasaulio lenkų žaidynės, mano tėvas organizavo komandą ir tokią bendruomenę ir tenais buvo atvažiavę belgai. Ir susipažinom su jais, jie pamatė mūsų žaidėm finale, nufilmavo varžybas ir gavau po metų skambutį iš draugo iš Belgijos ir sako, ar norėtum pabandyti, nes matom, kad esi jaunas, perspektyvus ir ar tau įdomu būtų. Tais laikais buvau vienas iš pirmųjų, kurie išvažiavo į kažkur į užsienį žaisti, nes teisingai pasakėjai, Lietuvoje
tas tinklinis, jisai buvo gal 800-700 metais, kur aparatūra, tai buvo top komanda, ta prasme, viena iš top Tarybų sąjungos komandų, tada viskas nuėjo žemyn, Latvija, Estai, jie tą lygį išlaikė, o Lietuvoje dėja tas lygis pamažu mažėjo ir tai man buvo tokia galimybė, svajonė iškeliauti ir pabandyti legionieriaus duonos. Belgija buvo pirma šalis, ar ne? Tada... Belgija buvo pirma šalis, tai aš buvau jaunas, 18 metų. Kaip ten jautėsi? Jaučiausi taip, kad apgyvendino mane su 2 škotais ir su švedu. Škotų neįmanoma suprasti, jeigu mokėtum anglų neįmanoma suprasti. Taip, tai aš išmokau kai kurių žodžių. Gal čia buvo... Gali čia studentų pakelti. Taip, bet anglų kalba, aš buvau pabaigęs 12 klasių ir plus ekstra ten 1 metai, bet nebuvo jinai tokia, kur galėčiau būtiniais dalykais šnekėtis, tai buvo sudėtinga. Treniruotėse, nes Belgija turi 3 dalis, prancūzų, olandų ir dar vokiečių, tai aš buvau vokiečių daly, tai ten vokiškai šnekėjo, toksai stresiukas, aš atsimenu po pirmo mėnesio, aš paprasčiausiai dvejojau, ar aš dar noriu ten likti, nes buvo fizinis krūvis, prie kurio aš nebuvau pripratęs. Čia buvo jau vyriškas lygis, vyrai dideli, tai buvo kalbos barjeras, tai buvo ilgesys namams, tarsi gaminta aš ten ne kažką, ne, tai jo, buvo reikalų ir skambinausi namo, būtent su broliu šnekėjom daug, kad ne, aš noriu namo grįžti, nedrįsk man grįžti, aš didžiuojas tavim ir turi pasilikti. Tai va, ir taip gavosi, kad tai buvo fainas sezonas, tai buvo startas mano tos karjeros. Atsimeni lūžio tašką, atsimeni, kada tu, ar nežinau, ar vienas skambutis, ar tai buvo po biškį, kada tau, atrandu malonumą, suprantu, pradėjau gaudytis tiek aikštelėje, ką aš čia darau, ko aš esu vertas, tiek už aikštelės ribų ir man nebesinori skambinti nei bro, supranti, ką nori. Žinok, ne, tas malonumas, jisai tu visą laiką esi tokioj stadijoje, kai tu nelabai supranti, ar tai tau teikia malonumą, tu paprasčiausiai atsikeli, yra 2 treniruotės į dieną, tu eini ir dirbi. Ir tas malonumas, galbūt biški žengsiu į priekį, norėjau tą paminėti, tas malonumas man atėjo, kai aš jau pabaiginėjau karjerą Olandijoje, kai buvau tarp 30-35 metų. Tada tu esi dar fiziškai pajėgus, tavo protas jau suvokia, kad galbūt liko kažkiek tai metų ir jau pamažu baigsi karjerą, bet tada atsiveria tikrai, aš tai vadinu matrica, kai tu pakyli į orą, tu gali sustabdyti laiką, gali pažiūrėti, gali padėti kamuolį ten, kur nori ir tu ne taip jau savęs reikalauji, tai patys geriausi metai. Aš manau, aš aišku tikrai neprofesionalus sportininkas ir su savim gal nesilyginsiu, bet esu skaitęsis ir klausęsis, tai dažnai veteranai, bet dar pajėgus veteranai, jie tą sako, kad tiesiog žaidimas sulėtėja, viskas pasidaro paprasčiau. Tu matai, aišku, ten genijams ateina gal tai 23 metų Lukai Dončičiui sulėtėja žaidimas, bet su laiku visiems tu matai, jokas. Vakar ryto varžybos pusfinalis, Brazilas. Jo, 42 metai Marcelinio Gartas, jisai daro, ir aš matau tą, kad jisai, ta prasme, kaip jisai yra varžybose, kaip jisai skaito viską, kaip jisai sugeba sustabdyti lyg tai laiką ir tai yra nuostabu. Aš norėjau paklausti dėl savęs ir dėl kitų nenuovokų, kaip atrodo tinklininko sezonas, kiek tas sezonas trunka, kokios ten yra varžybos, kiek jų yra ir panašiai. Ar skirtingose šalyse tai yra skirtingai, ar kaip veikia Belgijoje, tada žaidži tikriausiai čempionų lyga, kokia nors egzistuoja vis tiek, atitikmuo ar ne ir panašiai. Kaip... Tai panašiai kaip tikriausiai ir krepšinį, ir futbole, kad pradžia yra kažkur vasaros pabaiga, rugpjūtis, liepa, komanda susirenka ir pradeda fizinį rengimą, tai ir būna sunkiausias laikotarpis, kada esi išsiderinęs, kada mano atveju, pavyzdžiui, komanda buvo visiškai surinkta pirmais metais nauja, iš žaidėjų tokių ne jaunų ir iš įvairių šalių, kur labai tinklinis nėra populiarus, Škotija, Švedija taip, bet Lietuva ir tu, ta prasme, tampi pamažu komanda.
susipažįsti su žmonėm, su vietiniais, kurie turi statusą, ta prasme, ir visą laiką yra atkeliavus iš kitos šalies, yra didžiulis darbas, pritap prie komandos. Tai va, tas vyksta fizinis rengimas, buitis, arčiau rugpjūčio vidurio prasideda draugiškos varžybos. Tai keliaujam mes keliaujam po Liuksemburgą, Olandiją ir Vokietiją, žaidži draugiškas, tai trenerių stafas bando suprast, kas tu esi, kaip tu sitvarkai su spaudimu, kaip fiziškai atrodai. Na jo, ir nuo rugsėjo prasideda jau tas tikrasis čempionatas, tai sportuoji, treniruojas 2 kartus į dieną, kartais 3 kartus į dieną ir Olandijos modelis buvo toks, kad mes žaidėm 2 varžybas. 2 savaitę, ar ne? 2 savaitę, tai važiavom, kadangi jinai nėra didelė šalis, tai mes važiavom šeštadienį, turėjom varžybas vienam mieste, grįžtam namo, pailsim ir tada po pietų jau vakare sekmadienis kitos varžybos. Ir taip toliau. Manęs žmonės klausia, kad oi, tu turbūt daug apkeliavai ir daug pamatėjai, daug miestų, daug. Ne, tiesa. Salė. Tai kiek gaunasi, jei nepaslaptis, kiek gaunasi čia varžybų per sezoną? Sėkmingas sezonas su Europos ten kokia nors taurė. Kiek tu sužaidė? Na, reguliariam sezonui. Aš tiesą sakant, niekad neskaičiavau. Aš tikiu, gerai, nekankinsiu. Tai sakykim, taip, į mėnesį mes turim kiek savaičių. 8 turim rungtynes. Tai kardu 16 ir važiuojam toliau. Tai kažkur apie 60, 80. Plius jeigu turi dar atranką kažkokį Europos taurę, tai sakykim, apie 80-100 varžybų. Tai nėra labai daug, bet... Visai daug, manau. Kuri šalis paskui paliko didžiausią įspūdį iš tų, kuriuose... Įspūdį, jo. Aš čia klausiu, galbūt ne taip suformulavau klausimą, ne šalis, bet tavo paties patirtis, tavo paties galbūt karjeros periodas. Gerai. Tai šituo atžvilgiu turbūt Suomiją pažymėsiu kaip svajonių šalį. Žvejyba, gamta, sąlygos, sniegas, tai yra mano. Fjordai neužkniso? Ne. Aš buvau vidury Suomijos, buvo aplink ežeras, mažas kaimelis, pavadinimu Kujärvi, jį vadino vietiniai Kujorku, kaip jisai tinklinio, visiškai, kaip sakykime, Kelmė pas mus buvo tinklinio tokia meka, kur taip, tai ten žmonės mylėjo tą ir mylėjo iki šiol tą tinklinį, ten pilna arena, wow, kiekvienas turėtų kaimeliai, kiekvienas sveikinasi, tai šituo atžvilgiu ir, ta prasme, fiziniu atžvilgiu man tiko visos sąlygos, tiko klimatas, tiko tas irgi atsipalaidavimas po to, nuėjus kažkur, tai buvo super. O tikriausiai didžiausi įspūdžiai tai buvo Olandija. Olandija tai buvo mano kaip ir karjeros pabaiga. Tai buvo irgi, mes keliavau tenai su šeima, aš visur keliavau su šeima, į Suomiją mes nuvažiavom su žmona, su 1,5 metų vyresniuoju sūnum, kur, wow, ta prasme, žmona sako, kur mes varom, ten kažkur iki link šiaurės Ašigalio, važiuojam ir taip. Dar turiu nuotraukas sniego iki tiek, tempiu aš tas rogutės su to mažu, tai faina. O Olandija tai buvo toks irgi tarpinė stotelė, nesitikėjom, kad ten dalį savo gyvenimo paliksim, nes buvo planas pabandyti metam, tada gaunasi taip, kad gimsta dar vienas sūnus, įgyjam jau nekilnojami turtą, nupirkom namuką, aš jau pradedu dirbti ir žaidžiu tuo pačiu. Ir mano praktiškai brolis dar buvo atvažiavęs, mes vieną sezoną Olandijoje dar kartu sužaidėm, laimėjom, perėjom į aukštesnį lygį, į 1. lygą. Ir taip, gaila, kartais man būna gaila, kad mano geriausi metai ne Lietuvoje pasibaigė, o tenais. Bet ten didžiausias mano buvo toksai, tas įdirbis 7 metų, klubas iki tiek manim patikėjo,
mano vaikai, pavyzdžiui, komandos prezidentui buvo kaip anūkai. Jisai kvietė pas šventes, vežiojo juos į žaidimų ir kai atėjo laikotarpis, gal irgi prieisim, kai mes nusprendėm jau išvažiuoti. Tai taip, tai įspūdingiausia, visos pergalės, visos klubai, ten kažkokie honorarai, aišku, nešnekam apie tai, nes tinklinį jų nėra, bet ten buvo toks momentas, kur mes jau nusprendėm, kad grįžtam namo į Lietuvą, ir čia buvo paskutinės varžybos, ir visą paskutinės varžybos, tai jos turi būti pergalė tokia pati, mes jas pralaimėjom, bet tada komanda pakvietė mano šeimą. Aš atsisukau į tribūnas ir visa tribūna buvo atsistojus, plojo ir sakė, ačiū tau radau. Tai aš biškai taip susigraudinau visą laiką, bet aš plekšnojau savo vyresniam sūnui į petį, nes jisai irgi dabar sportuoja ir visą laiką mėgsta sportą. Sako, dėl to verta gyventi, sportuoti, nes visą laiką tu žaidytų, tu galvoji apie ten kažkokius rezultatus, apie kažkokius pasiekimus, bet didžiausias pasiekimas mano buvo būtent ten, kada žmonės atsistoja ir pasako tau ačiū. Tiek. Kaip prasidėjo, kada atsirado pirmos mintys treniruoti, kai pradėjom krypti į tą pusę? Kai, nežinau, suerzino trenerio sprendimai ir gal aš geriau. Čia tave įtraukė irgi, kur aš sportavau, ten visą laiką yra, pavyzdžiui, pagrindinė komanda, Belgijoje netgi toj pačioj, buvau jaunas, ten 18 metų, bet yra pagrindinė komanda, yra dublerių komanda, yra tokia mėgėjiška, tai yra visa struktūra, laipteliai, ne? Ir paprasčiausiai, kai turi ten laisvas valandas, tai klubo direktorius sako, ar nenorėtum ekstra kažką patreniruoti ten valandėlę, parodyti savo pavyzdžių, tai yra sveika, kad tie mūsų jaunimas matytų ir siektų irgi. Tai aš jau ten pradėjau dirbti su jaunimu, tada kiekvienoje komandoje ten kažkokio buvo po to mergaičių komanda, kur aš galėjau irgi ten skirti pusvalanduką, ten kažkokią techniką parodyti. Pavyzdžiui, mano profesija yra puolėjas, priimantis puolėjas, tai praktiškai ten pusvalanduką pastatyti taisyklingai rankas, kažką puolimo, kažkokias technikas biškai paderinti. Tai tas atėjo taip natūraliai, o tarp kitko mano tėvai abudu yra pedagogai. Ir mama tokį juokelį visą laiką turėjo, kad tu esi pasmerktas tapti... Kraujai yra mokinti. Bet tas atsitiko netikėtai, būtent Olandijoje, kai jau mes su šeimyna nusprendėm grįžti į tėvynę, gavau skambutį. Skambutį gavau Skype programėlę, turbūt dabar jau niekas nesinaudoja. Neseniai, man atrodo, užsidarė, man atrodo, Skype. Nusipirko į Microsoftas ir nusidarė. Taip. Tai pakeliu aš tą ragelį, sėdi prieš mane du žmonės, tai dabartinė Sporto meno centro vedėja Ramita Kuktaitė ir Alfredas Lukoševičius. Sako, labas, čia žinom, kad esi čia toks tinklininkas, kol kas esi Olandijoje, bet mes čia būrėm naują komandą iš jaunų, perspektyvių treneriukų, visokiausių sportų. Ar norėtum prisijungti? Ir aš sakau, okei. Why not? Ta prasme, buvo pokalbis, gal truko, nežinau, 10 minučių. Net pamiršau apie atlyginimą paklausti, iš tikrųjų. Ir taip ir gavosi, kad buvo nerimas, ta prasme, kad aš atsimenu, tėvai skambina, žinai, tai ką jūs čia toj Lietuvoj, tai jau ten pas jūs gyvenimas ir ką tu dirbsi, tugi nieko nemoki, vaikeli, tik tai sportas galvoji. O taip pat gavosi, kad viskas natūraliai, aš jau gavau darbą nuotoliniu būdu per 10 minučių, supranti, grįžtų, šeima jau grįžusi, aš ten tvarkau reikalus, kažkokio pardavimo namo ir uždarimo sąskaitų, grįžau ir taip atėjau į tą kolektyvą, kuris pasirodė super balansas tarp patirties ir jaunatviškos energijos, nes pas mus dirba jau vyresni kolegos, kurie dirba jau 30-40 metų ir vis dar dirba su studentų sportu. Jauna karta, tai yra vis dar sportuojantis žmonės, stalo teniso Lietuvos vicečempionas, tada krepšinio treneris,
labai patyręs Gintaras Šerkšnas, kuris ne viena kartą augo ir žaidėjai žaidžia studentų lygoje ir irgi RKL ir visuose čempionatuose. Jaunimo treneris krepšinio Artūras Lešinskas, kur SKM sistemos dalis, kur jaunimą kelia į Eiblo čempionus Europos. Tai jo. Kalbėjai apie trenerių būtent bendruomenę, bet žinau, kad mama nemelavo, išpranašavo, patapai dėstytojų. Kaip trenerių. Tas dėstytojas, tai aš treniruoju, vedu modulį fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos, tai aš skaitau save dar neužaugusi iki dėstytojo ir lektoriaus. O planuoji gal? Teoriją dėstytojo, atsiprašau. Kodėlgi ne? Tada reikėtų turbūt LSU universiteto rinktis. Tada aš ištikimas kol kas Vilnius Tech. Ar čia, kaip suprantu, pirmasis toks pilnavertis trenerio darbas, ar ne yra? Ar tu derinai kažkada žaidimą, buvimą ir trenerių, ir žaidžių karjeroje? Tik tai, ką tu minėjai, kad kartais pasiliekam, kartais pridedam pusvalandukas ten, pusvalandukas šiandien, kaip tu sakė, ar ne? Tai aš grįžtu, atsiprašau, kad pertraukiau. Tai po grįžimo aš vis dar tęsiau karjerą čia Lietuvos klubose ir buvo toksai mėgėjiško lygio. Dar spėjau pažaisti Baltijos lygoje su Raseinių komanda, dar Marijampolės Sūduvoje sužaidžiau ir Vilniaus Flamingo Voliai mano klubas, kur aš užaugau, ir mes tapom daugiatyriais čempionais. Tai ir tuo pačiu aš turėjau perimti komandą. Tada laikotarpis buvo, atsimenu, sudėtingas, nes tai buvo pereinamasis laikotarpis. Komanda turėjo trenerį, tada jau pradėjo keistis karta, rezultatai pradėjo eiti žemyn. Ir aš perėmiau tą komandą ir tie visi žaidėjai, kai kurie jau žaidė Lietuvos čempionatuose, ta prasme Lietuvos tinklinio čempionato aukščiausioje lygoje, sako, kas čia toks, kas čia atvarė. Ta prasme, jie manęs nėra matę, nes buvo per jaunikai. Aš tarpus laiko žaidžiau Lietuvoje, bet daugelį laiko, kas čia toksai ambicingas jaunas treneris, kuris dabar kels mūsų lygį. Reikėjo jiems įrodyti, tai aš ką? Sportbačius, šortukus ir pirmin daužyt, ir daužėmės aikštelėje. Ir pamažu atėjo tas pripažinimas, iš vyresnės kartos dar buvo likę pagrindo žaidėjai, kurie dar po to studijavo ir magistrą ir taip toliau. Tai jie padėjo man adaptuotis ir vieną gražią dieną atėjo tas laikas, kada atkeliavo rugsėjo mėnesį pas mane 2003-2004 metų gimimo karta, kurie praktiškai labai gera karta, kuri buvo praktiškai iš Panevėžio, iš Šiaulių, iš Palangos, iš Klaipėdos, praktiškai savo lyderiai, geriausi žaidėjai savo metų, kurie pabaigė sporto mokyklas ir jo susibūrė tą komandėlę, kur turi 18 tokių savim pasitikinčių jaunuolių ir tu turi tą kažkaip su jais, dylint. Kaip sekasi išlaviruoti šitus ego visus? Visi atvažiavo geriausi savo komandų lyderiai, kažkaip negali būti visi lyderiai tada jau suvažiavę. Kaip šitas problemas sprendė? Kaip tarp asmeninės problemas sekasi? Aš manau, kad griežta ranka ar ten bandant visus nuglosti? Tai čia didžiausias tikriausiai iššūkis kiekvienam treneriui, kad nebandyti, nes aš pavyzdžiui, aš savo viziją matau kaip menedžeris, kaip, pavyzdžiui, Anglijoje, Premier lygoje treneriai vadina save menedžeris, nes daugiausia darbo, tu turi komandą, kuri turi charakterius, turi skirtingas technikas ir tu turi suvaldyti tą visą į vieną krūvą, kad jie pamažu taptų komanda. Komanda tai nėra tik tai rezultatai, komanda yra mikroklimatas, komanda yra pagarba tarpusaviui, nes, aišku, būdavo situacijų, kad čia aš, ypač Panevėžys, Šiauliai, žinai, Kaunas. Vilnius Kaunas. Ir tu kažkaip su tuo turi tvarkytis. Ir aš neslėpsiu, man ir iki šiol yra nelengva, nes
tai reikalauja daug tokių dar išmanimo psichologijos. Tai pamažu buvo, aišku, aš mėgstu, kadangi pats sportavau profesionaliai, aš mėgstu taisyklės. Aš buvo išaiškinta žaidėjams, kad vėlavimas tai nėra opcija, kad treniruotės metu kažkoks atsipalaidavimas irgi negali būti. Irgi tas pats, aš suprantu, kad aš negaliu reikalauti iš studentų, kurie mokosi pilnų pajėgumų, technikos universitete reikalauti kažkokių kosminių dalykų. Tai va tu laviruoji. O kartais, pavyzdžiui, ateina sesija. Ir tada tu ateini į salę ir taip, ten atsako 1-2 ir ką tu gali. Mane tai pykdė. Pirmus 3 metus aš negalėjau su to susitaikyti. O po to su to krepšinių treneriu mes pasišnekam su to mūsų Gintaru Šerkšnu. Tai sako, paprasčiausiai paleisk. Su jais reikia plaukti ir kažko iš jų reikalauti, bet pamažu sakykime, pirmi metai sunkiausi, antri metai jau atėjo supratimas ir iš jų pusės, kad mes esam komanda, kad vienas kitą turi palaikyti ir lipdytis. Ir po to tik tai lengviau. Ta prasme, tas lygis jisai pradeda kilt, kaip būtent emocinė ta būsena pasidaro. Skamba, kad papasakai, kaip kinta, ko reikia, kad susilipdytų komanda. Papasakai, aš girdžiu liktais, kaip keiteisi ir pats kaip treneris ir tavo požiūris. Gal gali plačiau papasakot, koks atėjai, nežinau, prieš 10 metų, kaip tu treniruotum komandą ir kas yra dabar, kokie yra skirtumai. Gal ką savo iš karto pasakytum, jeigu dabar galėtum kreiptis į save jaunesnį prieš 10 metį? Iš karto pasakyčiau, atitrūk nuo žaidimo. Ta prasme, nes aš atėjau, padariau didžiausią klaidą, aš mačiau tą mūsų žaidimą, žaidimo varžybų metu, lyg tai aš būčiau aikšteliai. Nes aš vis dar, pas mane buvo toksai, kad aš esu žaidėjas, o aš padaryčiau taip. Kiekvienas jaunas treneris turi atsietas 2 svarbiausius dalykus. Tu turi būti pagalbininkas už aikštelės ribų, o ne aikšteliai pačioj, mintyse. Tai čia pagrindinė, ko tu praktiškai aš trumpą atsakymą duočiau, kad čia yra svarbiausia. Niekad neįsivaizduok savęs aikšteliai, tu turi būti nuo šaly. Ir dabar aš jau su tuo susitaikiau, aš jau nesu žaidėjas, esu treneris, sėdžiu savo, niekad nesėdžiu, iš tikrųjų, bet lakstau ten pagal galinę liniją ir šnekuosi su savim. Tiek. Taip pat minėjai ir natūraliai suvokiam apie tos, aš sakiau, lyderiai išvažiuoja skirtingų, yra skirtingi ego charakteriai ir dar aišku, tai vienai per kitaip, jie manęs jaunieji studentai nesupyks, kaip aš gal supykčiau, taip tuo metu pavadinu, bet tai yra vis tiek vis dar vaikai. Taip. Ir kartais tai yra, sudėtingiau ir gali užknisti, taip trumpai tariant. Kodėl vis tik vaikai ir studentai, gal tau norėtųsi vyrus treniruoti ir ramesnė galva būtų? Ar mąstei apie tai? Ar... Ne. Aš gaunu labai daug energijos būtent iš studentų sporto. Dėl to, kad man patinka stebėti jų tą transformaciją. Aš juos visus atsimenu, kai atėjo pirmą kursą į atranką, nes vis tiek tie net, kaip sakiau, geresni, jie atėjo į atranką. Ir kaip bebūtų keista, Vilniaus Gediminos technikos universitete atrankos tai atrodo taip, kad stovi 30-40 vaikinų, kurie pusė iš jų galbūt nelabai įsivaizduoja, ko jie atėjo, nes kažkada žaidė ten prie ežero tinklinuką ir jie irgi buvo, ta prasme, stovi ir laukia, ir bandom kažkokius pratimus. Tai ir ta transformacija yra pats malonumas, kai ateina žaidėjai, pavyzdžiui, Emilis Bartkus. Aš atsimenu jį, mes šnekėjomės dabar po finalų paskutinių varžybų, aš atsimenu jį atėjusi tokį berniuką, kur toksai kūdas, kirminiukas toks, kur akis didelės ir jisai norėjo žaisti, ta prasme, jis jau buvo gavęs patirties ten Kelmės komandai ir tu matai, kai transformuojasi žmogus ir 4 metais, kai jisai tampa finalo MVP Lietuvos aukščiausios lygos. Tai yra pats nuostabiausias dalykas.
Žiūriu dabar, kaip tai Emilis Bergas. Jau Lietuvoje nebežaidžia, aš kaip suprantu. Jisai žaidžia, jisai dar žaidė šiais metais tapo Lietuvos čempionų eilinį kartą. Sveikinimai. Aš turiu dar klausimėlį, kad radau iniciatyvą, kad Vilnius Tech įkūrė antrą komandą, tu sakai, 40 žaidėjų susirenka. Taip. Tai yra šansų bent jau į antrą ir išaukti ir tokiems, kurie prie pležo pamušinėdavo. Ta iniciatyva, tai yra tas, sakykime, antras sąstatas, kuris gauna galbūt mažiau žaidybinio laiko, kai mes žaidžiam, mes dalyvavom Lietuvos čempionate. Tai jau praktiškai studentai Vilnius Tech jau einant į atranką, jie yra informuoti, kad komanda nėra studentų lygos, sakykime, komanda. Tai yra komanda, kuri dalyvauja aukščiausioje lygoje ir visi maždaug turi įsivaizdavimą, kur jie ateina, jeigu jie turėtų turėti kažkokią bazę, supratimą. Ir, pavyzdžiui, atrankuose, tai aš pirmą buvau toksai, aš šiaip nesu toks, aš gerėtis, aš stovi tie vyrukai, blema, man taip faina. Ir jis sako, aš žaidžiau, aš ten 5 metus žaidžiau. Tai okei, iki pirmo drilo, tada pamatai, kad kažkas čia nelabai. Tai dabar jau aš išmokau tą trupučiuką atsisėjot. Paklausiu, kokioje pozicijoje žaidėjai. Visuose. Ačiū. Sėkmės mokslas. Negaiškime laimę. Jo, bet čia gal ne. Jo. Tai ta antra komanda, jinai dalyvauja. Dabar žinau, žiūrintis, kad ateisi peržiūrėti. Blem, reikia pozicijas peržiūrėti, greitai pasiruošti. Peržiūrėkit pozicijas. Žinokit savo pozicijas ir kur tą poziciją rotuoja ir taip toliau. Tai yra bazė. Tai ta antra, grįžtant prie tos antros komandos, tai yra tie patys žaidėjai, kurie dalyvauja treniruočių procese, tai nėra kažkur atskira grupė žmonių, jie visą laiką yra treniruotėse, bet, pavyzdžiui, mes dalyvaujam Vilniaus miesto pirmenybėse mėgėjų. Tai pagrindas, jie gauna to laiko daugiau, jie žaidžia, nes svarbiausia žaisti daug valandų, daug to priprast prie tos atsakomybės, nėra dabar tų lyderių, aš turiu būti ir pamažu, kad jie, nes labai svarbu studentų sporte, aš tikrai semiuosi patirties iš vyresnių kolegų, kurie primena, hei, neužsistovėk vietoj, tu turi atsiminti, kad keičiasi kartos, 4 metai, jie prabėga labai greitai ir kartais, Emilis jau viskas, jisai pabaigė ir jau nebegali žaisti, ten Paulius Kohanskas, ten libero geriausias priėmėjas, jo, irgi jau nebėra. Tai turi ugdytis. Turi ugdytis. Ir ne tai, kad ugdytis, bet žaidėjai, kurie galbūt negauna to varžybinio laiko, jie turi suprasti, kad ateis laikas ir jiem. Ir jie turi būti tam pasiruošę. Tiesą pasakius, skamba kaip aš... Laida ne apie mane, atleiskite visi, bet aš atėjęs labiau iš krepšinio pasaulio, tuo domiuosi ir ten koledžuose žaidžiant, tai yra toks labai įprastas, ten labai retai, kada atėjęs pirmametis, ten turi būti ultra talento, kad jisai žaistų ten daugiau negu po 3 minutės rungtynėse. Ar tai būtų amerikietiško futbolo ar krepšinio, ten labai sunkiai jau būna prasimušę. Ir yra labai tokia ryški ir aiški laiptinė rotacija iš esmės talento, kuris ateina ir rotuojasi. Tikrai taip. Ir aš norėčiau paminėti, kad, pavyzdžiui, mano vizija būtent to laiptelių, kad jauniems žaidėjams ar jaunoliam, kurie gal norėtų atstovauti savo studentų komandą, nesvarbu, ar tai būtų Vilnius Tech, ar VU, ar VDU, ar Klaipėdos universiteto LCU, dabar yra tokia situacija su jaunimu, kad jisai ateina, jeigu jisai yra žaidęs, jisai pasitikė savim, šiaip visos medijos, visi NBA, sakykime, lygos most valuable player ir taip toliau. Tai jie turi nepamiršti, kad pirmą, pavyzdžiui, aš asmeniškai, ką aš kreipiu dėmesį, jo kūno kalbą. Jeigu taip, jisai, ta prasme, ateina pirmą kursis, jisai yra susigūžęs, jisai yra streso būsenoje, nes mokslais viskas, bet jeigu jo kūno kalba, sakykime, visą laiką viena akis žvairuoja į atsarginių suolą. Jeigu aš, pavyzdžiui, matau, kad atsarginiai sėdi ar atsipalaidavę kažkokiais dalykais užsiema, tu niekad nepapulsi į pagrindinį sąstatą. Ne? Jo, kai aš matau, kad viskas veikia, tada ir treniruočių procese, kad jis imasi iniciatyvos, kad jisai
kartais reikia pakentėti, iškentėti to. Aš esu toks treneris, taip, galbūt aš ne... Ir mano žaidėjai turbūt žino, kad aš nerotoju daug. Aš pasitikiu to pagrindu. Nu, tai yra saugiausias, kaip ir, bet iš tikrųjų irgi aš noriu pamatyti tos iniciatyvos, noriu kad daugiau stengtųsi treniruotėse ta jaunoji karta ir tas, man atrodo, veikia. Kai jie pradeda tą suprast, kad manęs nesūdo ant suolo dėl to, kad aš kažką ten nedadarau, o dėl to, kad paprasčiausiai galbūt reikėtų daugiau įdėt nebūtinai techninių dalykų, o daugiau savo charakterio, emocijų gerų ir palaikymo ir viskas bus. Visi gaus žaisti. Pasakė apie kūno kalbą, ištiesinau iškart nugarą, laikysinas tvarkiau, daugiau pasitikėjimo savimi. Mes gavome ir lengvesnių iš universiteto tokių klausimų, tai norėjau paminkštinti. Ir tu labai taip vis aplinkų čia, aš geras žmogus, visą kitą, bet mes pradėjom nuo karšto košiškumų ir man sunku patikėti, kad tu ten jų neapstaugi gerai ir kad jie neišveda tavęs iš proto karts nuo karto. Vienintelis žmogus, kuris tikrai žino, koks aš esu tinklinio aikštelėje. Už tinklinio aikštelės transformacija vyksta, bet tai yra mūsų daktarė, mūsų sporto skyriaus daktarė, nes jinai sėdi šalia. Ir kartais prie rytinės kavutės su mūsų sporto skyriaus vedėja jos aptaria praėjusios varžybos. Jeigu tos varžybos nelabai sėkmingos, tai sako, oi, Radoslavas buvo nelabai mandagus. Koks esminis keiksmažodis tavo egzistuoja toksai? Esminis keiksmažodis. Tikriausiai, jeigu būt kameros nukryptų į mano, tai būtų veido mimikos, kur visi, pavyzdžiui, aš Šarą stebiu, tai ten... Viskas nusiskaito. Tai panašus vaibelis, ar ne? Suprantu puikiai, šiaip jau. Jeigu reikėtų vienu žodžiu vaikinų komandą Vilnius Tech apibūdinti, koks žodis tai būtų? Komanda. Toks apibendrintis, bet jie tapo dabartinių laikų, dabar jie yra komanda. Tikra komanda. Turite jūs kaip komanda ritualus kažkokius prieš varžybas? Ar turi gal dar ir turi savo asmeninius, nežinau, nuskutų vieną ūsą? Nesiskutų. Ten yra tokie, kur ritualas labai turim įdomus, turim savo dainą, Jamaica, žodžiai. 5 sekundės galim panaudoti pagal YouTube taisyklės, galėsim. Okay. Ten po to užsirasit, bet yra skirtingų variantų, bet Jamaica. O kokio atlikėjo? Neatsimenu. Gerai, jie turi, tai yra jų parinkta daina. Modestai surasi, pasiklaus. Galit girdėti dažnai, jeigu Vilnius Tech apšyla, tai visą laiką groja Jamaica. Okay. Ir turim marškinėlius. Jamaikos. Ir yra tokia tradicija, o čia šiais metais jie yra pereinami marškinėliai. Tai komandos kapitonas perduoda kiekvienais metais kažkuriam žaidėjui tuos marškinėlius, kad jisai laikytų tą vaibą, laikytų tą atmosferą jamaikietišką komandai. Daug nekalbėkime, pasibaigs kaip Olegui Šurajevui, paskui... Iš karto tu... Čia aš mano prastas mintis, viskas gerai, mes nieko neimplikuojam, jokių implikacijų, ką studentai turi omenys. Tai mes, palikim tai, bet tai tikrai, kas griebė už širdies, ta tradicija, šiais metais Emilis Bartkus pabaigė savo dar jisai atstovaus, ta prasme, mūsų Vilnius Tech atstovaus, Europos čempė ir viskas ok, bet jisai perdavė tuos marškinėlius kitam žaidėjui ir paprašė, kad jisai juos saugotų, laikytų ir atiduotų ateities kartom, ta prasme, tai yra super tradicija. Ir dar vienas toks klasikinis klausimas, paklausiu apie ritualus ir koks būtų patarimas, kurį tu sakai tinklininkams aikštelėje, tinkantis ir žmogui kasdieniame gyvenime? Ritualas.
Aš jaučiu, kad jūsų brolio, jeigu leisime, jūsų brolio šiaip turi šiokių tokių panašumų. Kiek nuskambėjo man, aišku, daugiau turit, kiek nuskambėjo man, aš darau savo išvadas, ką iškirpsime. Brolis skamba, jeigu labai tvarkingai, man tai irgi skamba kaip ritualų žmogus, kaip disciplino žmogus, kaip aš turiu, ką aš turiu padaryti diena iš dienos ir tada po biškį, po milimetrą aš darausi geresnių. Ir man skamba, kad iš tavęs yra irgi labai panašiai. Daryk, kartok, nenuklysk. Taip. Ir galų gale, kai mes išeinam, pavyzdžiui, į finalus, į svarbiausias varžybas, tai svarbiausias ritualas eiti tą būseną tokią, transo būseną, kur vibracijos jaustųsi. Aš einu į rūbinę, tyla ir jaučiasi daugiau. Bet gera tyla. Gera tyla ir po to sproksta viskas aikšteliai. Tai būtų susikaupusiam, ta prasme, žmogui, jeigu taip kaupti savyje, tos emocijos neatiduot, kur nereikia, o tikslingai į vieną tašką. Į vieną tikslą. Sukūrei iš esmės ir bendruomenę aplink Vilnius Tech savo universiteto komandą. Aš čia matyt darau kaip interviuotojo klaidas, nes truputį atsakinėdamas noriu ir už tave atsakyti, bet man skamba, kad tavęs klausydamas aš jaučiau, kad ta bendruomenė tau buvo labai svarbi dalis ir kaip profesionalaus sportininko. Ten buvo taip labai, labai gražiai papasakoju, labai gražus momentas atsisveikinant Olandijoje, Suomijoje, pitakus dalinti, kai visiems praėjams atpažįstum, vis tiek tas būrimas. Ir yra kažkas specifiško, ką tu darai, kad ta bendruomenė burtųsi, ar tai natūraliai aplink tave būrėsi, jausdami tą aistrą tam, ką tu darai, ar yra kažkokie žingsniai, kur tu žinai, kad, reikia šitą, reikia, nežinau, reguliariai organizuoti kažką. Tu turėjai omeny tinklinio bendruomenę? Taip. Tai ta bendruomenė, jinai būrėsi, aš manau, kai mato pavyzdį ir geriausias pavyzdys tai yra mėgėjų bendruomenė. Kai aš išvykau iš Lietuvos, to mėgėjiško tinklinio Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Lietuvoje išvis neegzistavo. Ir pamažu, mums tai buvo toksai hobis. Mes žaidėm paplūdimio tinklinį irgi. Prie Balto tilto mes leisdavom čia buvo mūsų maža, tokia uždara bendruomenė, kur neturėjom daug narių. Ir žinom, kad kiekvienoje sporto bendruomeniai tai yra pirmiausia turi suburti kažkokį ratą žmonių, kurie domėtųsi būtų į vieną tikslą orientuoti, tada sukuri kažkokias taisyklės, ir taip toliau. Mums tai gavosi kažkaip natūraliai. Ir, pavyzdžiui, hobis, mano hobis, mano darbas virto irgi tokių, kaip pragyvenimo šaltinių. Aš irgi dirbu aš pavyzdžiui daug gaunu malonumo dirbant su mėgėjais. Būtent su mėgėjais, žmonėm, kurie niekad nėra žaidę tinklinio ir ateina pabandyti tų pradmenų. Irgi dirbu su vaikais, su paaugliais. Kur tie mėgėjai vaikai ir paaugliai gali pas tave ateiti, pasibandyti pas vieną geriausią, jeigu ne geriausią Lietuvos? Paaugliai gali pasiieškoti sporto akademijų Vilniuje. Tai praktiškai kiekvienoje sporto akademijoje aš tam turiu po valandėlę ar po užsiėmimą. Suaugę gali užeiti į Beachcampo puslapį Facebook'e ir atrasti savo netikėtą tokį potyrį, kaip paplūdimio tinklinio stovyklas Nidoje. Ten irgi būnu. Tai pamažu ta bendruomenė, jinai auga ir wow, dabar kiekvienas sportas jisai auga, bet turi irgi turėti tokius pamatus. Tai tas mėgėjiškas tinklinis ateina suaugę, patinka, tada jų vaikai eina ir leidžia vaikus pas trenerius, pas mus visus buvusius ar esamus tinklininkus ir
ir tas pamažu auga. Jo, norėjau paklausti, kokį pokytį matai prieš, nežinau, 50 ar 15 metų, prieš kiek nori lyginti. Aš taip pat iš tokių anekdotinių įrodymų, aš matau, kad bent jau, paplūdimio tinklinis, tai jisai tikrai populiarėja ten, įmonės turi savo komandas ir panašiai, tai plečiasi, ko anksčiau, tu nebūdavai girdėjęs, būdavo įmonės galėjo žaisti tik futbolą arba krepšinį, tai jokių variantų nebūdavo. Ir šiaip žmonės, aišku, sakau, atranda platesnės sporto šakas. Tu matai irgi tai savom jau akimis? Aš matau, tai praktiškai, žaisdamas ten užsienį, jau link pabaigos, gaunu skambutį iš savo draugo Olego Čebelio. Tai yra vienas įkūrėjų kartu su Paulium, kurie įkūrė tą Baltic Beach Camp stovyklą. Sako, Rado, labas, kaip tu ten, ar turėsi vasarą laiko? Aš sakau, planuojam grįžti atostogų. Sako, davai, o jisai tokiais mažybiniais žodžiais šneka. Atvaryk į stovyklėlę. Aš sakau, aš taip neįsivaizduoju, kokia ten gali būti stovyklėlė. Tai sakau, kiek ten žmonių toj stovyklėliai. Tai kad 80. Wow. Iš kur, ta prasme, kiek tai? Bet žinok, čia ne viena stovyklėlė, čia bus kiekvieną mėnesį, birželį, liepą ir rugpjūtį po 2 stovyklėlės ir po 90-80 žmonių. Tai tu atvažiuoji ir nesupranti, kas čia vyksta, ta prasme. Žmonės įsimylėję tinklinį, aria ant smėlio žaidžia ir wow, pirmą tu esi pasimetęs. Tai aš manau, kad jie atranda tą tinklinį per tą patyrimą, kad tai yra, pavyzdžiui, paplūdimio tinklinis, tai yra, tu žaidi prie jūros, smėlis, kuopos, super, gali bet kur tinklą pasistatyti, ant žolės pažaisti. Salės tinklinis mažiau toksai kontakto žaidimas, mergaitėm, moterim yra labai tinkamas, kur nėra daug fizinio kontakto ir intensyvumas gan didelis. Tai aš manau, jisai labai patraukli sporto šaka ir dabar mūsų olimpietės Ainė Monika, tai buvo irgi vienas iš didžiausių postumių tinklinio populiarinimo, atsiprašau. Tai jo, ypač dabar jaučiasi didelis sprogimas. Kuris tinklinis yra geresnis tinklinis? Aš esu salinukas. Mano karjera prasidėjo salėje ir aš liksiu ištikimas salėje. Ok, truputuką apie artėjančias žaidynės dar. SEL žaidynės vyks Rygoje, gegužės 22-24. Kokie ten tikslai? Mes čia turėjome praėjusią savaitę Dainių Novicką, jam SEL yra apšilimas, iš viso nemato, pabėgiosim truputį, daug dievė čiurnų nepasuksim ir mes laukiam universiadų ir visų kitų dalykų. Kokie Lietuvos rinktinės? Taip, aš stebėjau jūsų pokalbį ir aš taip galvoju, sėdžiu, pas mus yra visiškai atvirkščiai. Kai Dainius ten krepšininkai VDU, tai atvažiuoja ten į apšilimą ir Latvija, Estai, tai yra su visa pagarba nėra, ta prasme, lygus varžovai būtent studentų sporte. Pas mus yra visiškai atvirkščiai, mes esame underdogai. Latvija, Estai yra pažengę ir dauguma Estų ir Latvijų komandų, būtent universitetų komandų, jie žaidžia Baltijos lygos, aukščiausios lygos komandose, varžybose dalyvauja. Tai Baltijos lyga tai yra praktiškai, aukščiausias lygis yra Baltijos šalyse. Tai tu atvažiuoji į Selus, tu gauni RTU arba Talino Taltech universitetą, kur ten pagrindas yra profesionalų žaidėjai. Visur techai. Vilnius Tech, Taltech, RTU spėjų irgi Rygos Technical University. Tai ten turi kautis, ten turi perlipti per save. Ir labai džiaugiuosi, kad mes kovėmės jau 3 metus. 1 metai 3 vieta, 2 metai 2 vieta, 3 metai 2 vieta ir dabar praeitais metais SEL žaidynės 1 vieta, pagaliau. Tai dabar reikia ginti titulą, Šiais metais bandysim ginti, bus nelengva, nes žaisim Rygoje. Žinau, kad Rygos būtent komanda RTU, jie žaidė finale Baltijos lygos. Tai žiūrėsim, ką ten. Toliau truputėlį apie Europos universitetų žaidynės Salerme. Kaip suprantu, po ilgos pertraukos ten Lietuvos tinklininkai rodysis. Tai tokia atsakomybė, jauduliukas.
man pačiam, bet man galbūt lengviau, nes aš esu paragavęs to europietiško tinklinio ir žinau, kad Europa yra prieki. Mes kol kas vejamės, bet svarbiausia, kad mano jaunuoliai tą suprastų. Jie matė Lietuvos čempionatus, dauguma žaidėjų, o dabar iš to sąstato, kur važiuosime Europos čempą, jie žaidžia jau aukščiausio lygio komandose, Lietuvos klubuose. Tai jie tą lygį turi, viskas ok, bet svarbiausia, kad jie turėtų įsivaizdavimą, kad nebūtų taip, kad važiuojam į sel žaidynės. Ten mes gausim tikro tinklinio paragauti. Aš esu įsitikinęs. Ko trūksta, kad Lietuva keliaudama ten nebūtų keliaujame tikro tinklinio paragauti, keliaujame ten irgi medaliai ir panašiai. Ko mums trūksta? Aš suprantu, kad ir dabar gali ambicingas žmogus tai mąstyti, bet realistiškai mąstant tikriausiai yra šiek tiek kitaip. Ko mums trūksta? Ar mums trūksta tik tais laiko tavo nuomonė ir tai ateis? Ar šiaip pinigai? Ar daugiau, kad profesionalų tokie kaip, nežinau, tai čia tikriausiai susijęs su laiku, bet tu grįžai iš esmės susirinkęs patirtį iš Europos, po 20 metų Emilį grįž susirinkę patirtis iš Europos ir galbūt tada tai vystysis. Ar tiesiog yra, tiesą pasakius, maža sporto šaka, mažoje šalyje, mes čia turime 2 milijonus ir, viskas ok, yra kažkokios lubos, tikriausiai mes kaip underdogai kažkada galime iššauti karts nuo karto, bet, nereikia įsivaizduoti kažko, aš nežinau, kaip tu pats vertini. Taip, paskutinis teiginys yra teisingas, esame maža sporto šalis ir šaka nėra didelė, nepaslaptis, kad dideli kūnai ir talentingiausi išeina į krepšinį, futbolą, bet tai nėra svarbu. Antra priežastis tai yra čia. Ta prasme, aš esu įsitikinęs, kad fiziškai mes nieko neatsiliekam. Techniškai sąlygas mes turim superinės. Ta prasme, lygiai mūsų Vilniaus Gedimino technikos, Vilnius Tech universitete, aš turiu, studentai turi superinės sąlygos. Mes turim viską, džimą, mes turim stadioną, mes turim fizioterapijos kabinetą. Vienintelį tikriausiai, man atrodo, vienintelį licenzijuotą, kur pagalbant traumų prevencija. Mes esam šitam lygiai. Ir komanda yra susižaidusi iki tiek, kad aš, pavyzdžiui, jais pasitikiu, kad jie kaip lygų su lygiais kovos. Tik tai tas mažas lūžis mentalinis. Mes esam ten, mes neturim galvoti, kad mes esam maži, mes turim nusiteikti, pasiruošti ir nepadaryti klaidą, nenuvažiuoti kaip pabandyti, kaip būtent sakai, o atvažiuoti, išlaikyti savo lygį. Jeigu mes žaisim kaip studentų finale arba kaip jie žaidžia savo klubuose Lietuvos čempionatuose, tikrai galim tikėtis neblogo rezultato. Okay. Pabaigai, grįžkime truputį prie asmeninių tavo ir švelnesnių dalykų, apie žuvis pasikalbėkime. Žuvis. Čia gudus ir tolimas. Miškas pasakė, kad esminės lydekos, kokia didžiausia buvo pagauta? Didžiausia? Praeitais metais Molėtų rajonas, visiškai netikėtas kliovas, kaip sako. Visada būna, tai 7,5 kilogramo, tai jau toksai paršelis. Įsimintiniausia čia kova buvo su lydeka, ar... Ne. Nutrauktas. Jinai labai kažkaip, nežinau, netikėtai, jinai pati nesuprato, kaip jinai čia papuolė į tą valtį, labai greitai. Įsimintiniausias buvo su lašiša. Visiškai netikėta žvejyba, neris, guminukas, įmetu, šiaip lydekoje jau. Ir suprantu, kad jinai neeina, nei pirminė. Tai kova buvo valandą, nesumeluosiu valandą. Ir jau ją pamačiau, pagloščiau ir jinai kaip šovė ir nuėjo. Bet čia buvo gyvenimo žuvis, ta prasme, aš labai laimingas, kad aš nenorėjau suvalgyti. Mes ne dėl to einam žvejot, bet gyvenimo žuvis buvo lašiša. Dėl ko eini žvejot? Aš einu, tai turbūt kaip daugelis sportininkų, žinau, Jonas Valančiūnas, jam yra, tai prasme, biškiai atsigaut po sezono, ten aš randu tokią vidinę ramybę. Kartais aš neinu jokių būdų pagaut maistų žuvies, aš nueinu
su draugais, su kolegom dažnai važiuojam ir paprasčiausiai užmetam meškerės ir medituojam. O ta meditacija įvairiais būdais vyksta. Sako, kolega juokėsi, sako, žvejyba Norvegijoje, kaip atrodo žvejyba Norvegijoje. Ta prasme, man tai yra apie ramybę, apie biškį tokią su savim pabuvimu ir tiek, o rezultatas, aš nesu labai azartiškas žmogus, šiaip gyvenime, tai visą laiką grįžtų pailsėjęs. Tai studentai žino, jeigu manęs nėra, tai reiškia, aš arba žvejyboje, arba miške, kur nors ten bėgioju, arba nežinau, kažkas atsitiko žemės drebėjimui. Studentų nebandai įtraukti kokio nervingesnio, amžinai įsitempusio, kad tu važiuok su žvejyba 3 valandas į plūdę, pažiūrėk, gal tau padės. Bet ten ar tada tave bendrai iš tavęs tada atimtų malonumą? Nu taip, tada kam pasisėdinti ten, kur aš jį jau matau kiekvieną dieną ten per treniruotės. Ne, aš dažniausiai tai būna uždaras ratas, žmonės, su kurio bendraminčiai, kurie tą supranta ir arba vienas, galiu ten parą, 2 nakvot prie upės, prie neries ar ežere, prie ežero. Čia labiau tokia niša. Užsiminė apie lakstymą po miškus, kaip suprantu, atiduodi duoklę tėvynės, brolis šaulys. Taip. Kada įstojo, jeigu nepaslaptis? Aš įstojau 22 metais. 22. Prieš tą pilną vertę invaziją, bet įstojau 22. Taip pat, aš po. Kviečiu prisijungti visus ir kviečiu labiau būti tokius kaip Rado, aš spėju, negu tokius kaip aš, kuris pratybose buvo paskutinį kartą prieš 2 metus. Esu tik tas, kur moka nario mokestį. Bet mes sugrįšime. Šiaip labai garbingas ir naudingas visokiojopai užsiėmimas. Nežinau, ką tu apie šaulystę gali pasakyti, jeigu reikėtų realiai pareklamuoti. Pareklamuoti, tai aš tikrai siūlyčiau kiekvienam, kuris masto arba galvoja apie kažkokią, tai yra nebūtinai kažkokia parama ginklu ar kažkas, tai yra bendruomenė, tai yra žmonės, kurie yra tikri bendraminčiai, patriotai. Jo. 3 žodžiais, jeigu apta. O kaip ta šaulystė atsirado mano gyvenime, tai aš visą laiką nuo vaikystės domėjausi karybą. Šiaip, kaip visi vaikai ten. Kažkoks karas, ten pistoletukai ir taip toliau, bet po to paauglystėje pradėjau skaityti knygas apie ten 1 pasaulinį karą, 2 pasaulinį karą. Ir šiaip man visą laiką buvo įdomu ir aš mačiau save, kad aš ten galėčiau save realizuoti. Ir po to mano prasidėjo tas laikotarpis, kai jau Lietuvoje tada privaloma tarnyba nebuvo privaloma, aš tada dar studijavau pedagoginiame universitete, tada prasidėjo sporto karjera ir taip jau praėjo mano tas laikotarpis, kada aš jau būtum keičiamas. Jo, būčiau pakviestas, bet tas turbūt atsirado pas mane tas toksai jausmas, kada jisai atsirado, toksai patriotiškumo, tai nuo pirmų atsimenu Lietuvos rinktinės, kai aš gavau marškinėlius, o tada himnas groja, kai tu stovi ir tu jauti tą tokį jaudulį kažkokį ir atsakomybę, kad tu atstovauji Lietuvai. Tai visi tie metai, kai aš daug metų praleidau už Lietuvos ribų. Ir man toks, aš galvoju, ar paminėt ar nepaminėt. Kadangi aš Radoslavas, tai aš Mickevičių atsiminiau. Mūsų mokytoja, atsimenu, mokykloje mus labai būtent su kūryba Mickevičiaus. Ir ten jisai tokius žodžius: Lietuva, tėvynė brangi, tik tai tas supras, kaip tave mylėti ir ginti, kuris tave praras. Jo. Tai aš niekad nebuvau praradęs Lietuvos, bet tas visą laiką, kur be būčiau, visą laiką buvo tokia nostalgija grįžt, būtent sprendimas tas šeimininis, tai buvo, mes atsisėdom su žmona ir sakau, klausyk, o tu niekad negalvoji, kad norėtum grįžt į tėvynę? Nes jau vaikai, kaip ir mano vyresnis sūnus, pradėjo nuo 1 klasės eiti į mokyklą iki 6, tada gimė jaunėlis, jam jau buvo namai Nyderlandai, Olandija, taip. Ir jis sako, žinai ką, mes jau gyvenam 6 metai čia, o aš kiekvieną dieną mąstau grįžt. Aš sakau, parduodam namą, praėjo 2 mėnesiai, mes jau Lietuvoje. Ir tas satisfakcija, ir aš dar žaidžiau tada tinklinį, kai grįžau į Lietuvą, po to nustojau. Ir mano gyvenime atsirado tokia tuštuma, nes aš buvau pripratęs
pripratęs būti komandos dalim, pripratęs kažką duot, kitiems ir būti tos bendruomenės dalim. Ir tada išgirdau, grinai čia buvo pietus tarp giminaičių, kad vienas žmogus, yra tokia organizacija kaip Šaulių sąjunga. Sakau, faina, varau. Ir tai buvo mano motyvacija. Aišku, motyvacija dar buvo, kad dabar yra neramus laikai ir tikriausiai dauguma žmonių įstoja, kad nori. Taip, tai buvo mano viena iš minčių, kad aš galiu kažkokią dalį savęs atiduoti bendruomeniai ir įgyti pats irgi kažkokių įgūdžių. Tai jo, skatinu visus nebijoti. Dabar tarp mano studentų irgi vaikšto toksai karinė tarnyba, nes dabar kaip tik šaukimus gauna, netgi besimokantis. Aš visus raginčiau nebijoti, nueiti. Žinau, kad kariuomeniai duoda sąlygas ir sportuoti, ir mokytis. Tai čia tik tai bus etapas jūsų gyvenime, kur jūs gausit trupučiuką atsakomybės daugiau, jūs suprasit, kas tai yra komandinis darbas ir būtent Šaulių sąjungoje aš tą gavau. Ir tiek. Kaip aš atsiradau? Tiesiog nuostabi ir ideali pokalbio pabaiga. Labai keista bus dabar man paminėti, kad Nacionalinio studentų tinklinio lyga, Lietuvos paplūdimio čempionatas yra birželio 6 dieną Kaune. Bet su šita žinute noriu, Rado, padėkoti tau už pokalbį, noriu padėkoti visiems klausiusiems ir žiūrėjusiems ir susitiksime kažkada kitą mėnesį. Ate.